Esu Jūratė Urbonienė, gimiau ir augau Marijampolės rajone Plynių kaime. Mokiausi Marijampolėje. Nuo 1955 metų gyvenu Vilniuje. Baigiau Pedagoginio instituto fizikos matematikos fakultetą. Yra sakoma, kad žmogus per gyvenimą nugyvena 3 laikotarpius – jaunystę, kvailystę ir sodininkystę. Mano sodininkystės laikotarpis prasidėjo 1980 metais, gavus kolektyvinį sodą. Buvau fizikos dėstytoja, bet visą laiką traukė gamta, gėlės. Iš karto buvo daržas, bet jame visada buvo lysvė, kur sodinom gėlės, dekoratyvinius krūmus. Vyras buvo biologas, tad iš jo draugų gaudavom tuo laiku retų augalų. Daržo vaizdas palaipsniui keitėsi, mūsų surinkta kolekcija plėtėsi, galiausiai iš 12 arų daržui liko apie arą, o visą kitą užkariavo dekoratyviniai krūmai ir gėlės. Važiavome po gražias sodybės, botanikos sodus. Teko lankytis Vokietijoje Veimare gėlių parodoj, Varšuvos ir Rygos botanikos soduose. Pamatę patikusi augalą, jo ieškodavom Kauno bei Vilniaus botanikos soduose. Turime keliasdešimt spygliuočių, lapuočių, dekoratyvinių krūmų, retesnių uogakrūmių, daug gėlių. Išmokau augalus dauginti, gavus mažą šakelę ją įšaknydino. Vyrui išėjus anapilin, jo atminimą įamžinom ir sode. Kadangi vyras buvo mikologas, todėl sode apsigyveno grybukai. Džiaugiuosi, kad mano pomėgiu užsikrėtė ir dukra, o anūkas yra geriausias mano pagalbininkas.